Sveiki, su jumis Algirdas, finansų konsultantas. Ačiū, kad užėjot į mano puslapį jūsufinansai.lt. Čia visada esat laukiami, norintys tie, kurie sužinoti informacijos apie jūsų finansus, kaip juos pasitvarkyti. Na, o šiandien kalbėsiu tikrai svarbia tema. Tai yra apie taupimas, būdas neatsisakyti 70% poreikio. Ir jeigu žiūrėsite video iki galo, sužinosite, kaip neatsisakyti tų 70% poreikių, nes jeigu nedarysite to, ką pasakysiu, dėja teks atsisakyti tų poreikių. Taigi, netempiant į naktį, pradėkime. Kadangi taupimas yra neatsiejama nuo gyvenimo dalis ir dabar turbūt kai kam braižau matytą liniją, kai kam gal ir ne. Taigi yra mūsų gyvenimas ilgas ir gražus, jeigu mes tokį pasidarysim. Jisai skirstosi standartiškai 3 laikotarpius. Tai yra mokslas, imam vidutiniškai statistinį žmogų. Ir tas mokslas standartiškai trunka, iki kokių 23 metų. Ir tada prasideda aktyvus laikas, kada mes pradedame dirbti, sukaupiam per tą laiką visą savo turtą. Viską, ką mes gyvenime nuveikiam per čia. Retai kada dar vyksta. Kai kurie žmonės sugeba toliau daryti. Tai čia yra aktyvus laikas. Juos matote. Na ir jis pagal dabartinius įstatymus, kurie vis įtaliojami, trunka iki 65 metų. Čia panašiau į G. 65 metai ir toliau prasideda laisvas laikas. Kaip yra su pajamom per mūsų gyvenimą? Tai kaip ir sakiau, pradžioje mes kaip ir jų neturim. Būna ten kažką padirbam vasarom. Na ir čia prasideda mūsų kapitalo kaupimas. Sakykime. Čia pasiekia kažkokį maksimumą ir suėjus mūsų galiojimo terminui mūsų pajamos krenta. Gal kas ir žino, kiek lieka pajamų. Galit savo senelių, tėvų paklausti, kokias pensijas jie gauna. Jie gauna tikriausiai to, ką mano karta gali tikėtis nieko nedarydami, tai jie gauna geras pensijas, nes mes kažin ar gausim. Nes demografinė padėtis tiek Lietuvoje, tiek Europoje, vakarų pasaulyje yra prasta. Ir esama pensijų sistema tikrai neužtikrins oraus pragyvenimo. Tai yra kažkalbu apie tai, ką garantuoja valstybė. O valstybė garantuoja mums, net ir ES šalyse, valstybinė pensijos tai sudaro 30% buvusio atlyginimo. Ką tai reiškia? O tai reiškia, šitoj vietoj mes turime atsisakyti 70% poreikių. Dabar savęs paklauskit, kaip jums smagu būtų tai padaryti? Na, manyčiau, kad nelabai. Nešvęstumėte turbūt tos dienos. Ko mums čia reikia? Čia mums reikia rezervų. Negražiai rašau. Taip, čia turi būti rezervas. Čia paprasta logika. Prisiminkim tokį dalyką. Gal kas, iš tikrųjų visi lietuviai turbūt esam tą
kaip trečia, ketvirta gal jau karta nuo žagrės, tai ką daro ūkininkai? Juk visada atsideda, kad kitiem metams turėti sėklos. Visą laiką, nes jeigu neatsidėsi, tuomet badausi. Taip ir čia panašiai. Su pinigais mes turime elgtis labai panašiai kaip savam ūkyje, su savo gėrybėmis, kurias užauginame per metus. Taigi, iš tikrųjų tas rezervas jis turėtų būti iš ne vieno šaltinio, o iš daugiau. Apie tai kalbėsiu kitame video, parengsiu būtent, kas čia turėtų būti tiksliai. Bet šiandien kalbu tik tai apie būtent svarbą. Dabar rezervo svarba yra kodėl? Dėl to, jog dabar ekonomika atrodo visiems tokia aiški, žmonės uždirba pinigus, bet dėja technologinė pažanga eina labai toli į priekį. Ir ne per seniausiai Bilas Geitsas yra pasakęs, per 20 metų robotai perims žmonių darbą. Tai ką žmonės savo galvoja? Taip kad jūsų specialybė, kurią turite dabar, po 20 metų gali neturėti jokios reikšmės. Ir jeigu jūs neturėsit kažkokio rezervo, tai kad persikvalifikuot, gal jūs neteksit darbo, tai tada jums bus labai sunku toliau gyventi šitoje ekonominėje sistemoje, naujoje. Taip, dabar apie patį rezervą. Kokio jisai dydžio turėtų būti, kad būtų paprasčiau visiems suvokti, koks jis turėtų būti. Taigi, metodika yra paprasta. Imamos mėnesinės išlaidos. Tai, tarkim, tokie dalykai kaip maistas. Susirašykit, kiek išleidžia transportui. Beje, aš jau esu padaręs video apie taupimą, tai yra būtent išlaidų sekimą. Tai, ką jūs, jeigu darote tenais, po mano video, tas metodikas naudojate, tai šitai labai tiks jūsų rezervo paskaičiavimui. Kas čia dar gali būti? Medicina. Mano parkeris džiūsta. Gal daug nesiplėsim, parašysim kitą. Jeigu jūs darėte savo išlaidų sąrašą, tai tikrai žinote, kas čia turi būti. Ir dabar aš, kadangi negaliu jūsų tiesiogiai paklausti, kiek jums per mėnesį reikia pinigų šitom visom išlaidom, aš remsiuos vidurkio. Vidurkis Lietuvoje yra, jeigu litais, tai apie 1800 litų į rankas. Ar ant popieriaus? Ne, į rankas, nes ant popieriaus apie 2100. Jeigu eurais, tai išeina į rankas apie 500 eurų. Taigi, 500 eurų per mėnesį. Ir per metus tai sudaro 6000 eurų. Dabar metodika yra tokia, jog reikėtų skaičiuoti savo tą rezervo dydį 20 metų į priekį. Tai nereiškia, kad mes pasiruošiam gyventi tik 20 metų į priekį nuo to, kai mums sueina šitas terminas. Bet tai reiškia, jog sukaupsime pakankamo dydžio kapitalą, kurį bus galima išskaidyti į įvairias priemonės. Kiekviena priemonė turi nešti tam tikras palūkanas. Aišku, kiekviena priemonė turi savo riziką. Tačiau, kai mes išskaidome ir riziką. Ir tada šitas rezervas vis tiek jisai kaupiasi ir iš savo palūkanų jisai didėja. Ir taip mes po truputį jį naudodam, priklauso tai, kaip mes jį naudosim. Jeigu labai greit naudosim, tai jo aišku neliks.
Bet jeigu protingai mes elgsime su juo, tai jo mums užteks visam gyvenimui. Ir galbūt liks dar ir anūkam. Ar vaikam. Taigi, 6 000 eurų per 20 yra 120 000 eurų. Nei daug, nei mažai. Atrodo, dabar gal ir daug. Bet paskaičiuokit. Visi mes šitą sumą išleisim. Ir kada ją pradėt kaupti? Jūs tikitės, kad šitą sumą jums duos valstybė? Aš abejoju. Taigi, jeigu nedarysite nieko patys, tai dėja ir mes neturėsim to rezervo. Dabar galima, aišku, pakalbėti apie pačias priemonės, taupimo būdai, kokie galbūt palyginti, kas yra Lietuvoje populiaru. Man yra tekę susipažinti su įvairiais požiūriais į tai, bet gaila mes Lietuvoje neturime taupimo ir būtent to tokio kaupimo ateičiai kultūros. Beje, pažiūrėkite video, taip pat bus įdomu, manau, taupimas psichologiniai stabdžiai, sužinosite, kodėl mes neturim tos kultūros. Aišku, čia prisidėjo mūsų tie 50 labai linksmų metų, kad dėl to mes irgi neturim šitos kultūros. O tarkim, tokioje Austrijoje, ten klausimų nekyla. Žmonės pradeda tai daryti jau čia, kad turėtų ten, patys pagalvokite, kad per kiek laiko yra lengviau sukaupti. Ar kai jūs esate čia, ar kai esate čia galite dėtis po labai nedaug, tiek, kiek jums leidžia pajamos ir jūs vis tiek dėjant pajamom jūs atsidėsite daugiau ir turėsit savo rezervą. O jeigu jūs čia susigripsit, tai jums reikės didžiulės pastangas dėti, kad turėtume tą pakankamą rezervą. Tokia realybė. Taip, dabar apie tas taupimo priemonės. Nemažai esu susidūręs su tokiu požiūriu, kad žmonės mėgsta dėti pinigus į stiklainį. Pati nesaugiausia taupimo priemonė. Jūs ne bankas, kažin ar turite ginklą prie savęs ir ne visada nešiojate, tiksliau saugot tuos pinigus. Kitas dalykas, jums nėra jokių palūkanų už tai. Gali sudegti, supelyti, pavogs kas nors. Tikrai nesaugu. Taigi šitas jau atkrenta. Dar ką Lietuvoje mėgsta žmonės daryti, tai bent jau buvo populiaru nekilnojamas turtas. Nekilnojamas turtas, aišku, yra, sakykime, tikrai nebloga priemonė, bet su ja reikia užsiimti. Ta prasme, jeigu mes jį turim turtą, mes jį galim nuomoti, bet reikia nepamiršti, kad mums jį reikės ir prižiūrėti. Nes nuomininkas, ką žinai, darys remontus, taisys santechniką, elektrą ir taip toliau. Aišku, čia jau tam tikras jau verslas prasideda, pasyvios pajamos, jas galima turėti. Aišku, tai gali būti vienas iš, sakykime, to rezervo kaupimo būdų. Aišku, turi ir trūkumų, jeigu mes bandome spekuliuoti tuo turtu, mes nežinome, kai buvo krizė. 30% bent jau Kaune krito turto vertė. Ir neaišku, kada pakils vėl. Jau, kad tiesiog burbulas subluško. Taigi yra tam tikros rizikos, jas reikia įvertinti. Dar kitas variantas būtų, aišku, mes turbūt Lietuvoje nelabai ir turime tokių fondų, tai yra investuoti į fondus, kurie investuoja į nekilnojamą turtą. Čia jau būtų racionalus labai žingsnis, būtų stabilios palūkanos ir, sakykime, stabilios, vis tiek neštų palūkanas ir būtų rizika labai išskaidyta. Taip. Toliau, kas esu sudūręs su žmonėm, kurie mėgsta į auksą investuoti.
tiksliau mano, kad auksas yra kažkokia didelė vertybė, sakykime, pastovi vertybė. Na taip, tas pastovumas yra tik toks, kad tai yra retas metalas. Bet tas retas metalas yra tokia pati prekė, kaip ir šitas markeris, jo kaina kinta. Ir jeigu jūs investavote šiandien, tai neaišku, ar ta kaina tik rytoj bus tokia pati, ar jinai bus aukštesnė, ar jinai žemesnė, ir klausimas, ar ilgajame laikotarpyje tikrai ta kaina bus aukštesnė. Taip kad auksas, jį reikia stebėti kaip investicinė priemonė, skirtinam laiko studijuoti rinką. Ir žmogui, kuris 8 valandas dirba, nemanau, kad tai yra tinkama labai priemonė. Taip, kas dar čia lieka? Auksas. Pensijų fondai gali būti. Iš esmės, jeigu taip teoriškai žiūrėti, tai pensijų fondai yra geras dalykas, tačiau Lietuvoje su jais yra problema. O to, kad reforma, kai atkataliama nuo 2004 metų gal jau 11 kartų yra pakeista ir pensijų fondams, sakykime, antrosios pakopos, kur buvo pačioje pradžioje žadėti po 5,5 regis procento pervesti pensijų fondam, tai yra 5,5 procento atlyginimo, tiksliau sodros įmokų. Ten išeina kaip ir atlyginimo. Pervesti būtent į pensijų fondus. Dėja dabar tai liko tik 2 procentai, tai daugiau negu dvigubai sumažėja prognozės sukaupti ten kažką. Todėl Lietuvoje bent kol kas tai nėra labai gera alternatyva. Reikėtų pasinaudoti, aišku, pasižiūrėkite mano video apie pensijų kaupimą, ten suprasite tiksliau, kaip visą tai veikia. Na ir man turbūt jau reikia prisiminti, ką dar aš čia esu. Taip. Dar kai kas yra vienas iš būdų, tai yra akcijos, o kas labiau prakutę, tiksliau domisi akcijos, obligacijos. Šitie du, aišku, akcijos yra gana rizikingas instrumentas, nes šitais atvejais mes prisiemam visą riziką ant savęs, mes juos visiškai neišskaidom. Galbūt, jeigu investuosite į daugelį įvairių akcijų, taip jūs diversifikuosite riziką, išskaidysit. O obligacijos, jeigu mokios šalies ar kompanijos yra gerai, bet šiuo metu juk Europos ekonomika kaip ir neatsigauna. Ir iš obligacijų palūkanos yra mažos, itin mažos, net ir neigiamos, tai yra mokių šalių arba įmonių. Obligacijų palūkanos yra neigiamos ir į jas dėti pinigus tikrai neapsimoka. O kur yra geri procentai, yra milžiniška rizika. Pažiūrėkit Graikijos ar Ispanijos obligacijas, kiek pelningumo duoda. Ir klausimas, ar jūs atgausit pinigus. Taip, kas čia dar lieka? Indėliai. Vat lietuviai iš tiesų turi žiauriai daug indėlių. Apie 53 milijardus litais, jeigu. Indėliai irgi gali būti vienas iš rezervo kaupimo būdų. Tačiau jie yra gerai tada, kai yra geros palūkanos. O dėja būtent šiuo laiku palūkanos tikrai yra mažos
ir galbūt net ir Lietuvoje ateis tas laikas, kai jos taps neigiamos. Ir vėl atsiranda toks dalykas, kad bankai, kodėl jos neigiamos? Bankai nesugeba pas mus investuoti taip, kad atneštų pakankamus pelnus indėlininkam, todėl jie sukelia įvairius mokesčius, jau turbūt visi pajutot. Didesni mokesčiai atsiskaitant kortelę, įvesti didesni mokesčiai sąskaitų aptarnavimui, perlaidom ir viskam kitam. Tai yra būtent dėl to, kad indėlininkam bent jau tas minimales palūkanas atnešti. Kitaip, iš kur tuos pinigus paimti? Indėliai gali būti kaip priemonė tokiam trumpalaikiam rezervui, sakykime, 6 mėnesių ar 3 mėnesių algos dydžio rezervui tam, kad, sakykime, jeigu mes netenkame darbo, kad kurį laiką turėtume dar pajamų, tiksliau tam tikrą didelį rezervą, kol susirasime kitą pajamų šaltinį. Na ir kas belieka Lietuvoje, vienas iš tokių kaip ir populiarių priemonių, tai yra gyvybės draudimas. Tai jau rašyti mano markeris, tikiuosi matote, gyvybės draudimas. Taip, tai yra taupimo priemonė. Nors galbūt, pačiam teko nemažai susidurti, kad žmonės yra patyrę nemažai nuostolių šitame. Bet yra dvi rūšės gyvybės draudimo. Yra investicinis ir pastovių palūkanų. Pastovų palūkanų jisai garantuoja jums pastovės palūkanas. O investicinis gyvybės draudimas, kurio Lietuvoje yra 95% sutarčių, jisai yra faktiškai tas pats, kas akcijos obligacijos, yra rizika prisiema ne kompanija, o jūs asmeniškai, ir jūs turite kiekvieną kartą žiūrėti savo tą sutartį, kaip tenais vyksta investavimas į fondus, nes investicinis gyvybės draudimas to ir skiriasi, kad jeigu jūs mokate įmokas, tarkim, čia mūsų įmokos, tai kažkiek tai yra skiriama jūsų apsaugoms, apsaugos, kurios jums ten pažadėtos, tai yra į rizikos kasą atidedama, o čia toliau lieka investavimai. Ta dalis lieka investavimui ir kaip matot, tos visos dalies, bet kokiame draudime, čia gali skirtis įvairiai, priklauso tiek, kiek apsaugų turėsit, kiek jums nurėš į šitą į rizikos kasą ir tų pinigų jau nebeaugins. Taigi, investavimas, kaip tas atrodo, jūsų įmokos keliauja į fondą ir yra įgyjami apskaitos vienetai. Ir apskaitos vieneto kaina priklausomai nuo investavimo rezultatų, jinai kinta. Ir jeigu jūs čia nusipirkote, pasirašėte sutartį ir jums atėjo laikas čia išsiminėt, viskas gerai. Bet jeigu jūs čia pasirašėte sutartį ir dėja, sakykime, atėjo laikas jums pasibaigė sutartis ir jau nukritusi kaina, tai jūs patirite nuostolį. Ir visą riziką prisiemate savo. Jums pasakys, jūsų pinigai ties. Arba jeigu būna net toks atvejis, jeigu jūs nepraleidote, nemokėjote įmokų, tai vis tiek dabar dar yra visi mokesčiai administravimo, jums gali pasakyti, prašau,
atleiskit, jūsų pinigai susivalgė. Pačiam man teko girdėti šitą, aišku, ne mano, bet tiesiog netyčia nugirdau, būdamas banke. Tai man labai nesinorėjo būti to konsultanto vietoje. Tai toks, jeigu skirtumas tarp gyvybės draudimo, čia būtent investicinio ir pastovių palūkanų jis yra labai paprastas. Jūs mokate įmokas, tai yra šitais metais. Tarkim, įmokėjot, viskas, čia priaugo biški palūkanų. Sekančiais metais vėl įmokėjot, jau susikaupė daugiau, vėl palūkanų priaugo čionais. Dar vienais metais sumokėjote įmokas, vėl palūkanų priaugo ir taip toliau. Eina viskas, jau šitie pinigai yra jūsų, jie niekur nepamažės nepriklausomai nuo rinkos situacijos. Tai čia, sakyčiau, net yra tas klasikinis gyvybės draudimas ir kuo jis dar yra gerai. Yra gerai tuo, jog kadangi mūsų gyvenimas realiai jisai nebūna toks gražus, jis būna banguotas ir gali būti tokių rizikų, sakykime, mums patiems ir mūsų šeimai. Tai tos rizikų, tie minusai tokie nuostoliai finansiniai nesmagus. Šituo atveju, pavyzdžiui, mirtis. Dėl nelaimingo atsitikimo. Čia jau kaip ir mums nelabai svarbu, bet įsivaizduoju, kad jeigu mes turim šeimą ir esam pagrindinis šeimos maitintojas. Taigi tokiu atveju šeima mūsų sunkiai turės verstis. Toliau mirtis dėl ligos. Dar vienas bene baisiausias dalykas Lietuvoje tai neįgalumas. Dėl nelaimingo atsitikimo. Na ir, pavyzdžiui, galima palyginti dar vieną kartą visos šitos priemonės iki gyvybės draudimo. Jos nieko nedraudžia. Nes jos, ką garantuoja, įvykus šitoms rizikoms, nežinia, kada mums tai įvykti gali, jos garantuoja kapitalo tik tiek, kiek mes per tą laiką, kol kaupiame, sukaupėme. Tai yra mūsų artimieji, ar mes patys neįgalumo atveju galėsime tik tiek jo pasinaudoti. Gyvybės draudimas, jisai garantuoja, būtent garantuotų palūkanų, jisai garantuoja jums ateities vertę. Tai yra, jeigu mes turime sutartį 20 metų, tai įvykus šitoms rizikoms, įvykiams, garantuoja tą sumą po 20 metų, kurią sukaupsime. Mes galim gauti jau, nelinkiu to, bet pirmais metais po sutarties pasirašymo. Tai yra esminis skirtumas, kas yra reikalinga. Nes visa šita tai yra investavimas, o investavimas asmeniniuose finansuose tikrai nėra pirmaeilis dalykas. Čia yra pirmesnis dalykas. Gyvybės draudimas kaip apsauga savo. Yra einanti pirmesnė dalis asmeniniuose finansuose. Apie tai aš plačiau kalbėsiu kitame video ir galėsite galbūt patys dar paieškoti informacijos, aš gal kokių nors surasiu įdomių straipsnių, įdėsiu apie tai. Taigi iš esmės taupimas toks turėtų būti. Tai yra
diversifikuoti, išskaidyti rizikas, kad mes čia garantuotai turėtume savo rezervą. Nes kaip ir sakiau, ekonomika mūsų vystosi, technologijos vystosi ir tikrai neaišku, kaip visa tai atrodys po 20 metų. Kaip atrodys visa ekonominė struktūra, galbūt žmonėms nereikės dirbti, tada klausimas, ką jie darys. Ir kaip tada persiskirstys visi finansai. Dėl to reikėtų turėti savo dalį, dėl kurios būtume garantuoti. Ir, sakykime, pasikeitimo atvejais mes turėsim savo rezervą. Taigi šiuo kartu tiek tikriausiai atsakiau jums į kai kurios klausimus, kurių gal nežinojate. Palikite komentarus po video, jeigu esate Facebook'e, ten galite parašyti po kvietimu, nes į šitą video greičiausiai gavote kvietimą ir po kvietimu galite pakomentuoti, galite šitą video palaikinti YouTube'e, pasidalinkit su kitais, kad šita žinia eitų toliau, kad mes visi galėtume mokytis tų dalykų, kurių mes, sakykime, 50 metų negalėjome mokytis. Ir dėl to turim didžiulės, sakykime, problemas būtent su rezervo kaupimu. Ir pažiūrėkite mūsų pensininkus dabar. Jūs tikrai norit būti tokie? Aš nekalbu, kad visi jie sunkiai gyvena, bet tikrai didelė dauguma. Ir ar jūs norite šitaip gyventi? Ar jūs taip įsivaizduojate savo pensiją? Aš neįsivaizduoju taip savo pensijos. Norėčiau, kad galėčiau daryti tai, ką noriu. Ir jums tą linkiu daryti. Tiksliau, linkiu, kad atėjus laisvam laikui galėtume daryti tai, ką jūs norite. Taigi, ačiū už dėmesį ir susitiksim kitose video.